Atliksime skirtingų skystų trąšų bei fungicidų ir augimo reguliatorių bandymą. Vėlgi vadovausimės tą pačią taisyklę, pradėsime nuo pačių rūgščiausių produktų. Šiuo atveju alfa S. Vėlgi, kaip ir minėjom, mūsų naujai gaminamas kalis turi žemą pH 6,2, todėl mes jį dedame pirmiau negu pesticidus. Matome, kad turime vientisą tirpalą, jokių iškritusių nuosėdų. Vėlgi prafiltruosime. Bandom. Vėl puikiai pavykęs mišinys.